Aš noriu klubo vardu padėkoti Pauliui Jankūnui tikrai už tą nuostabų žaidimą. Ir mes gal kai tik gailimės, kodėl Paulius ne kapitonas. Gal per jaunas ar biškai? Apie mane filmą. Kokia priežastis dabar taip atsisėdus ramiai pagalvoti apie mane filmą, kur... Jisai sako, aš kai užaugsiu, būsiu kaip Sabonis. Dabar aikštelėje pasirodo Paulius Jankūnas. I remember that we were all standing there like, wait a minute, he's good. Like, he's better than we thought. Pauliaus Jankūno dėjimas iš viršaus. Nemokėdavau nei gerai varytis, nei gražiai mest, tiesiog ateidavau, padarydavau savo juodą darbą ir viskas. Paulius Jankūnas. Paulius Jankūnas. Paulius Jankūnas. Paulius Jankūnas po krepšiu. Kai man tas paskambino ir pasakė, kad Rytas ima Jankį, man buvo šokas. Tai yra didžiausia per Lietuvos Ryto istoriją pasiūlyta suma. Ir sakau, ką tu eisi prie tų fanų ir šauksi pirmin Vilniečiai. Legionieriai išvažiavo, pradėjo buvę žaidėjai teismus padavinėti, pinigų nėra. Tokie dalykai, kaip pasakyti, nei gera, bet kol... Jisai dirbdavo 2 darbus – krepšininko ir kapitono. Kauno savivaldybė prie bankroto atsidūrusiam Kauno Žalgiriui nusprendė skirti 2 milijonus litų. Karūna yra uždėta jam, kad tu esi pagrindinis, viskas, tu esi kapitonas, tavo atsakomybės irgi yra kitokia. Sargiai prie ženklą. Neliuk ant ženklą. Jis yra idealus kapitonas. Jis 100% valdė Rūbinę. Ten treneriam nėra ko veikti. Kai susikaupi, kiek tai yra, jeigu primeti 3? Paulius Jankūnas tapo gruodžio mėnesio Eurolygos naudingiausių žaidėjų. Jisai yra lojalumo pavyzdys laikais, kai lojalumas nebėra vertybė. Šią prasme Paulių reikėtų vadinti tokiu vienu iš paskutiniųjų mohikanų. Kad ir kiek Žalgiris būtų praėjęs duobių, Paulius visą laiką ten buvo.